Draugai mano, dalinamės įspūdžiais po vakarykščio mitingo sąjūdžio metinėms paminėti ir kviečiančio, maža to, dar ir išsaugoti sporto rūmus. Vakar aš vedžiau gyvą transliaciją nuo 7 vakaro iki pakankamai ilgai, po 9 baigiau, dar tenai maždaug valandą laiko vyko ten ta aktyvioji mitingo dalis, paskui vyko įdomus pokalbiai tokie, kuriuos labai rekomenduoju pasižiūrėti. Kanale uždraustas Ragelskis yra tos gyvos transliacijos vaizdo įrašas. Ir jame jūs pamatysite realiai, kaip tas viskas atrodė, kokia gausybė žmonių susirinko, cėlį, tarp 2 ir 300. Žodžiu, turbūt 10 kartų mažiau negu į šitą rožinės sriubos festivalį, rožinės sriubos dieną, kuri prieš tai buvo Vilniuje. Tiesa, aš tenai nebuvau, tai aš taip hipotetiškai sakau, kad 10 kartų mažiau. O gal ir ne 10, gal 15, gal netgi 20 kartų mažiau. Taigi, kokios išvados? Kalbėjusieji tarp dainelių, dainų gražių, sąjūdžio pirmeiviai ir prisiminėjėliai, kalbėjo ugningai, kalbėjo žadindami tautą, kviesdami pabusti, sakydami, skelbdami, kad štai mes stovėjom ir atstovėjome ir sąjūdis, kuris kėlė tautą į kovą, niekur neišnyko ir toliau kelia tautą į kovą ir dabar čianai mūsų jausmas toks pats, kaip tada, kai mes stovėjome. Žodžiu, tokios bendros frazės ir visa kita. Įdomiausias momentas yra toksai. Radžvilas kalbėjo, ar ne? Juozaitis kalbėjo, Dalia Kutraitė kalbėjo. Kalbėjo dar architektas Žukauskas, bet jisai ten truputį iš kito kampo. Bet va šitie 3, ar ne, sąjūdistiniai, kurie kalbėjo apie sporto rūmus, jų svarbą ir apie... Jie vis užsimindavo, kad yra jėgų, kurios nori iš mūsų atimti šitą istorinę atmintį. Radžvilas iš viso, žinote, kaip suvedė. Reikės jo kalbą. Visas kalbas aš iškirpsiu, įkelsiu atskirai, kad jos būtų ir TikTok'e, ir YouTube'e, ir Facebook'e, ir platintųsi pačios savaime. Jūs irgi galite iš to vaizdo įrašo imti bet kurios fragmentus, kurie jums yra įdomus. Tai va, Radžvilas apskritai suvedė, kad sporto rūmus sunaikinti nori tas būsimasis okupantas, kad jam atėjus okupuoti Lietuvą, čianai nebebūtų atminties žadinančios, keliančios dvasią. Tobiš suvedė, kad rusai ir Rusija kėsinasi ir bando nugriauti sporto rūmus. Aš taip supratau jo kalbą. Tik tai prie ko čianai tikrasis pretendentas į šitą teritoriją, tiksliau tas, kuris bando, rusiškai terminas yra raiderskiai zahvat, tokių banditiškų būdų užgrobti svetimą teritoriją ir Rusiją. Aš nežinau, ar Niujorke besibazuojantį Chabad Liubavič sektą ekstremistinė turi kažką bendro su Rusija. Ar gali būti taip, kad Kremlius nurodinėja Chabad Liubavič sektai, o net virkščiai, kad Chabad Liubavič sekta bando nurodinėti Kremliui, turėdama ten Rusijos federacijoje savo emisarus ir nepaisant Rusijoje veikusių žydų ir judėjų bendruomenių, įsteigusi savo Chabad Liubavič filialą. Lygiai taip pat kaip Lietuvoje, kaip Latvijoje, Baltarusijoje, Estijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir visur kitur. Iš kur pasitraukė tarybų valdžia, ten iš karto mikliai atvarė Chabad Liubavič emisarai, kurie ir stato menoras čianai miestų gatvėse, būtent kurie ir reikalauja money, must be funny, kuo daugiau, tuo geriau. Tai vat, bet nuo šitos
sąjūdistų tribunėlės, senelis, apie Chabat Liubavič nebuvo nė žodžio. Užtat vat Radžvilas apie būsimą okupantą, kuris nori sunaikinti mūsų istorinę atmintį, ištrinti, tam, kad jam lengviau būtų okupuoti, kad niekas neprisimintų, kur gimė laisva Lietuva. Juozaitis apie globalias jėgas ir taip toliau, taip toliau. Kutraitė irgi taip pakalbėjo tokių kampų, kad nori mums sunaikinti, nori mums sugriauti, o kas nesako. Bet Kutraitės garbiai po šitų kalbų, kai jau tenai liko dainos ir pasilaikymas už rankų, aš jos tiesiai paklausiau prieėjęs, kaip žurnalistės, vat, kodėl kalbėjusi nuo scenos, ar ne, vat, taip nemini, neįvardina tos Libino, kuris bando praryti sporto rūmus, ar ne, bando sunaikinti Lietuvos istorinę atmintį, nes tai yra realiai istorinė atmintis. Tarybų sąjungos toks totaliai archetipinis pastatas, puikios architektūros, sakau, kaip architektas, puikiai paišytas, įkomponuotas į aplinką, tokio tipo pastatų Tarybų sąjungoje yra ne vienas. Vat pas mus su kaimynus greta Minske centre irgi stovi vat, panašaus tipo lenktų stogų sporto salė, sporto ir koncertų salė. Statyta tarybiniais metais ir puikiai veikianti iki šiol, tenai balta kaip gulbė, nuolatos vyksta koncertai ir visa kita. Bet mūsų sporto rūmai, vat, aplinkos požiūrių, vietos požiūrių, yra žymiai aukštesniam lygyje. Sąžiningai sakau, be galo gerbdamas mūsų kaimynus, bet už tai, kad jie išsaugojo tą paveldą, o nenugriovė ten tą sporto rūmus ir nepastatė kokiais nors stikliniais šitais oficinais arba sandėliniais prekybcentriais. Ne, mūsų yra aukštesniai kategorijai, grinai ir dėl vietos, ir dėl komponavimo, ir dėl suorientavimo, ir kaip jisai vat, matomas, žiūrimas, pastebimas, važinėjant per Vilnių, vaikštant ir visa kita. Tai šitoj vietoj jisai yra ir tarybinės istorijos paminklas, ir vertybė, ir tos vat persitvarkymo epochos istorija ir vertybė, kad ir kaip mes ten kas bežiūrėtumėm į tuos sąjūdistinius perversmininkus. Jisai dabar tampa ir šiuolaikinės Lietuvos vertybė ir istorija, kadangi 30 metų jį bando sunaikinti ir užgrobti jo teritoriją. Visas tas aplinkui sukurtas sporto kompleksas, kurį tarybinis okupantas, įsivaizduojate, koks okupantas, taip, paėmė ir Vilniaus centre, vietoj ten tų nusmurgusių Šnipiškio kampo, padarė pasaulinio mastelio sporto rajoną, irklavimo bazė, futbolo stadionas, baseinas, šita dengta arena krepšinio ir kitoms varžyboms. Ir ledo ritulio, beje, varžyboms. Tengi ledo įranga sumontuota. Ir visas tas kompleksas, kuris normalioje valstybėje būtų tobulinamas, papildomas, kuris tenai tiesiog būtų pasaulinio lygio pasaulio čempionatams ir olimpiadoms pritaikytas priimti, vietoj to jis yra naikinamas gabalas po gabalo. Ir dabar liko paskutinis ten tas gabalas, sporto rūmai ir aplinkui juos esanti aikštė erdvė. Ir jau ją irgi 30 metų bando sunaikinti, planingai ten to pastato neremontuodami, neeksploatuodami, neleisdami, bandydami kaip neprižiūrimam sugriūti. Aš netgi atsimenu, kaip buvo specialiai daužomi
šitie vitrininiai langai, kad kiauras pastatas, jisai tenai greičiau pūtų. Ne, ten patektų drėgmė, sniegas ir imtų greičiau irti konstrukcijos, kadangi stogas padarytas tiek kokybiškai, kad jisai niekur nepraleidžia vandens. Betonas niekur nebyra. Kamputyje truputį kronšteinas pradėjęs tinkas atirti, o stovi velnias ir nebyra gabalais. Niekaip negali paskelbti jo avariniu. Lygiai, atsimenate, kaip buvo sunaikinti profsąjungų rūmai. Jie tenai buvo taip pat planingai naikinami, gaisras sukeltas, ten stogas paliktas kiauras, kad viskas birėtų. Kaip Lietuvos kino teatras buvo naikinamas. Čia ten irgi fantastiška istorija. Irgi pastatytas vantinių konstrukcijų stogas, viskas puiku. Leidžia, teka, Versalėje vanduo negali kino teatras veikti. O žinote kodėl? O todėl, kad ten buvo specialiai padaryta, suklijuota ruloninė stogo danga taip, kad vanduo nenutekėtų, o vanduo rinktųsi po danga į kišenes tarp lygaus stogo ir parapeto ir tekėtų į sienas iš vidaus. Iš kur aš žinau? Todėl, kad aš tuo metu dirbau reklamos agentūroje, kuri aptarnavo Lietuvos kino teatrą. Ir keičiant ten tentus, užrašus ant Lietuvos kino teatro, tekdavo ant to kino teatro stogo užlipti ir aš apšalau pamatęs, kas ten yra padaryta. Ten specialiai, vietoj to, kad keičiant dangą būtų viskas hermetizuota, ten atvirkščiai buvo specialiai padarytos skylės, kišenės, vandens ir sniego gaudyklės, kad tas pastatas kuo greičiau pūtų ir kad tenai negalėtų savo veiklos vykdyti. Su sporto rūmais taip neišeina. Stovi ir stovi. Ir atitinkamai, aš labai tikiuosi, kad, kaip Juozaitis sakė jau mano asmeniškai paklausęs, kad praėjo ten tasai pikas, praėjo ten tasai etapas, kai realiai galėjo sugriauti, sunaikinti ir dabar jau, jeigu tiek atstovėjo, tai jau atstovės. Duok Dieve. Bet grįžtame prie pačio mitingo. Taigi, mitingas toksai atraktyviaja prasme mažai, menkai atraktyvus, nors ten degė du aukurai, liepsnojo ugnys ir kilo juodi dūmai. Priešai sceną, ant scenos stovėjo gražiais tautiniais drabužiais pasipuošęs kažkoks kolektyvas dainuojančių žmonių, traukiančių liaudės ir pusiau pagrabinės dainas. Bet vaizdelis toks nikokas, toks jaunesnių žmonių ar ten jaunimo išvis nėra. Lyginant su tuo, kas rinkosi pabliauti Gėdą Nausėdą, ar kas tenai pačiaupti kitiems gerklių už laisvą žodį. Taigi, iš kitos pusės, aš galiu pasidžiaugti, kad ten realiai susirinko kultūringi, inteligentiški žmonės. Nebuvo absoliučiai jokių provokacijų, nebuvo absoliučiai jokių priekabių. Vienintelį kartą tenai iš moteriškės tokios egzaltuotos gavau pastabą, kad kai dainuoja scenoje, aš kalbu, nes taip aš savo gyvos transliacijos žiūrovams kažką kalbėjau. Bet taigi yra čia o jinai norėjo užfilmuoti, kaip dainuoja nori užfilmuoti. Bet čiagi ne koncertas, čiagi mitingas, čiagi šventė, kas nori dainuoja, kas nori šoka, kas nori ten už rankų susiėmę kabinasi, kas nori viens su kitu savo įspūdžiais dalinasi. Tai bet kuriuo atveju ne vienos replikos, vatnikas, koloradnikas ar panašiai nebuvo, ne vieno pikto žvilgsnio ar žodžio. Tiesa, kai aš kalbėjau su Dalia Kutraitė, kažkoks tenai man nepažįstamas dėdė, po kurio laiko pradėjo ją taip bandyti, taip duoti jai ženklus iš po
iš po nugaros užtenka, nebereikia. Bet tai labai menka smulkmenėlė, lyginant su tuo, kaip elgesi tie, kurie save laiko kultūros atstovų, tie, kurie laiko save tautos žiedų, tie, kurie laiko save kovotojais už laisvą žodį. Materialiai, va tenai, šitam sąjūdistų mitingė, nu, va ten taip, va ramiai galėjai būti. Šalia netgi, kaip čia pasakius, ne per 30, ne per 300 metrų, ne kita aikštės pusė, va šalia kartu su jais stovėjo ir 3 nepatenkinti, 3 oponuojantis, 3 norintys, kad sporto rūmai būtų nugriauti ir teritorija perduota Chabat Liubavič atstovams. Nu, su 2 iš kurių aš paskui po tos visos kalbamosios dainuojamosios dalies ir pasišnekėjau. Ir labai rekomenduoju pasižiūrėti, kad pamatytumėt, kaip vykdomos manipuliacijos, kaip yra, tai yra nuostabu, kalbėtis su manipuliatoriais, kalbėtis su tais, kurie sakinio pradžioje teigia vieną, sakinio pabaigoje jau perverčia savo faktus į kitą, kurie bando viską pritempinėti taip, kaip jiems patogu, tai yra vienas malonumas, ypatingai, kai žinai pakankamai daug faktologinės medžiagos ir maža to, kai žinai, ko tikėtis iš pašnekovų. Kai žinai, kad tu kalbėsi su manipuliatoriais, su faktų tais iškraipytojais, tai tada viskas labai ramu ir paprasta. Taigi, draugai mano, jeigu ten būtų susirinkę daugiau žmonių, jeigu žmonės būtų tokie labiau atsipalaidavę tenai, galbūt jeigu būtų parinktas toks truputį kitas, linksmesnis muzikinis apipavidalinimas ir būtų smagiau. Bet čia yra tam tikra bėda, kadangi tas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos perestroikos palaikymo sąjūdis, kas jisai yra, pagal faktą buvo, kam jisai buvo sukurtas. Istorijos vadovėliuose yra apipavidalintas kaip kažkoks vienoks reiškinys, taip? O natūroje realiai jis yra visiškai kitoks reiškinys. Ir šitie senukai susirinkę, jie nelabai supranta, kad ne jų dainelės ir ne jų kalbelės prieš 36 metus, 37 metus išvarė ten tas minias į gatves. Kad tai buvo spalvotoji revoliucija tipiška. Kai suinteresuotos jėgos organizavo pačios didžiausios pasaulyje šalies perėmimą į savo rankas. O visi tie dainorėliai, visos tos gėlelės ir rutelės ant kalno klevelės stovėjo, klevelio lapeliai mirgėjo. Visas šitas, tai buvo tik tai anturažas, apipavidalinimas. Tai tokia širma, kuri turėjo lochams paaiškinti, kas vyksta. Tiksliau, apgauti lochus, aiškinant, kad žiūrėkite, čia vyksta dainuojamoji revoliucija. Mes dainomis verčiame tironiją, mes dainomis vaduojame Lietuvą. Ir kas juokingiausia, ne juokingiausia, tai yra dėsninga, nemaža dalis žmonių, ypatingai tenai susirinkusių. Ten susirinkę, tai turbūt absoliuti dauguma, tuo ir tiki. O visiems kitiems tos dainos yra giliai dzin. Gaila. Radžvilas pasiplovė, negalėjau užduoti jam klausimą, kur jo kolega Landsbergis, kodėl jisai ne scenoje kartu, negina sporto rūmų, nereikalauja, kad sporto rūmuose būtų įkurtas konferencijų centras, muziejus ir taip toliau. Kur Sąjūdžio vadovas? Sąjūdžio vadovas labai puikiai žino, kas per mėšlas buvo šitas sąjūdis.
kas už jo stovėjo, kas jam vadovavo ir kokiu tikslu, tas spektaklis buvo rodomas apkvailintiems Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos piliečiams. Na, o šiaip, ką sakau, vaikščiokite į tokius renginius, neškitės gerą nuotaiką, ten sumuštinių, veskitės vaikus, linksminkite žmonės, linksminkimės, nes niekas kitas mums šventės nepadarys. Turime ją pasidaryti patys. Na, o tiems, kas nebuvot, nematėt gyvos transliacijos, dar kartelį, gyvos transliacijos įrašas yra uždraustas Ragelskis kanale YouTube'e. Atskirus fragmentus, iškarpytus, sudėsiu ir į TikToką, ir į Facebooką, nu ir pakartotinai ir į YouTube'ą. Viskas, draugai mano, ir iki, nepamirškite platinti, prenumeruoti, jeigu dar neužsiprenumeravote, komentuoti, jeigu dar nepakomentavote, na ir pagal galimybės prisidėti prie informacinės veiklos. Visos nuorodos į paramos būdus po video esančiame aprašyme ir pirmame prikabintame komentare. Iki pasimatymų, bendraukime, kol mūsų dar neuždraudė.